Labas visiems, pirmas modulis. Šitą modulį turėsim 3 video. Pirmą video kalbėsim apie tai, kas yra kriptovaliuta, antram, kas yra bitkoinas ir trečiam, kas yra blokų grandinė. Tai šiandien apie tai, kas yra kriptovaliuta. Jeigu aš klausiu žmonių, tų, kurie nėra susidūrę arba mažai susidūrę, kas yra kriptovaliuta, dažniausiai jie sako, tai internetiniai pinigai kažkur ore, kažkokia sudėtinga technologija ar kažkas labai rizikingo, irgi iš nuogirdų. Tai rizikingumas dalis šito yra, bet tik dėl to, kad pas žmonės trūksta žinių. Iš principo, ką reikėtų žinoti, pati kriptovaliuta ji yra nei gera, nei bloga. Tai tiesiog yra technologija ir jeigu žmonės turi užtektinai žinių, gali tą technologiją panaudoti savo naudai. Jeigu trūksta žinių, greičiausiai nukentės. Lygiai tas pats kaip ir peilis, jis yra nei geras, nei blogas. Su juo galima padaryti daug žalos, kažką sužeisti, bet lygiagrečiai visam pasaulyje kiekviena šeima, praktiškai kiekviena šeima visam pasaulyje, kiekvieną dieną naudoja peilį, kad pasigamintų savo maistą ir pamaitintų savo šeimą. Tai pirmiausia, reikėtų pradėti nuo to, kad mes turim suprasti, kas yra pinigai. Pinigai yra tiesiog vertės vienetas, šiuo atveju popierius, euras, doleris, svaras, tiesiog popierius, ant kurio užrašytas skaičius ir mes esam susitarę bendrų susitarimų, kad tai yra mūsų pinigas, kad tai yra daiktas, produktas, su kuriuo mes apsikeičiam vertėm. Arba, tarkim, tiesiog skaičiai ekrane. Jeigu taip galvoti apie pinigus, man atrodo, yra mažiau negu 2 procentai tikrų pinigų, negu tiek, kiek yra skaičių ekrane. Praktiškai tai yra tik susitarimas. Tai įsivaizduokit, šiuo metu mes turim grynuosius pinigus, turim banko pinigus ir turim kriptovaliutas. Tai grynieji pinigai tai yra tas, kas yra pas mumis, mes galime juos laikyti rankose, už juos pirkti ir jie priklauso mums, bankai negali nuo ten nuimti jokių komisinių. Pavyzdys. Kitas, jeigu banko pinigai, skaitmeniniai ir mes turime 50, tarkim, eurų. Jeigu aš turiu grynus 50 eurų ir sukasi visada 50 eurų, jie visada bus 50 eurų. Nuo to banknoto mažo gabaliuką nenuplėši ir nepasiliks kažkas, kai mes perdavinėsim tos 50 eurų. Nuo skaitmeninių pinigų, nuo bankų jie taip uždirba pinigus. Jie nuo kiekvienos transakcijos, grynųjų pinigų įdėjimas, išėjimas, jie visada nugnybė mum dalelę ir lieka tik mažesnė dalis skaitmeninių pinigų. Tarkim, aš jeigu jau turiu savo banko sąskaitoj 50 eurų, greičiausiai aš tos pačios vertės kaip už grynus 50 jau nebeturiu. Vien dėl tokių visokių papildomų mokesčių ir praktiškai grynus turim pas save, pinigus turim pas banką. Ir kaip ir jie mums kaip ir priklauso, kaip ir nepriklauso. Turim prieigą prie jų ir tai ne visada, bet jie mums nepriklauso. Ir tada atsiranda kriptovaliuta. Kriptovaliuta mes patys galim laikyti tuos skaitmeninius pinigus be banko. Reiškia, galim daryti patys pavedimus, siūsti bet kurią pasaulio šalį, nereikia mums banko ar kažkokios trečios autoritorijos, kad patvirtintų mums šitos pavedimus. Tai čia yra kriptovaliutų privalumai, kad mes turim absoliučiai pilną 100% kontrolę. Kriptovaliuta yra tiesiog matematiškai paskaičiuota ir tai yra tiesiog lygiai ta pati skaitmena. Bet ne bankų, nes bankai sugalvoja, paspausdina, paleidžiam kiekybinį skatinimą ir išleidžiam daugiau pinigų į ekonomiką. Su kriptovaliuta taip negalima padaryti.
kiek jų pradžių yra sukurta, tiek jų yra sukurta. Jos nebepadauginsi, nebesumažinsi. Kaip tik gali sumažėti per tam tikrus defliacinius mechanizmus, bet apie tai kitose video. Bet jeigu paprastai, ta technologija egzistuoja be trečiųjų partijų ir duoda visą kontrolę patiem žmonėm. Vat ir kodėl žmonės ją naudojasi. Tai po 2008 metų krizės išėjo šitą idėją, kad sukurti kriptovaliutą, tiksliau pasirodė jau. Ir tai nėra. Bitcoinas nebuvo pirmoji kriptovaliuta. Yra buvę ir anksčiau bandoma sukurti, bet tikriausiai visuomeniai neprilipo, o tada buvo tinkamas metas, nes augo nepasitikėjimas bankais ir labai lengva buvo parduoti visuomeniai šitą idėją, kad mes patys būsim savo bankų ir patys būsim atsakingi už savo pinigus. Kaip ir minėjau, be bankų, be leidimų, be tarpininkų. Va, tai praktinė užduotis jums šiandien tiek. Tiesiog 3 klausimai. Kuo skiriasi banko pinigai nuo kripto? Kodėl žmonėms svarbi kontrolė? Ar man svarbiau patogumas? Ar laisvė? Kitam video pakalbėsiu daugiau apie Bitcoin. Papasakosiu, kaip jis atsirado. Tada paspekuliuosim, kas galėjo jį sukurti, kokios yra teorijos, kas tas Satoshi Nakamoto ir panašiai. Iki kito karto.